Labas, brangioji, šis taro skaitimas bus žinutė iš tavo dvasinių vedlių ir ką tau reikia žinoti vasario mėnesį. Taigi dabar sustok, jeigu nori sustabdyk šį video ir pasižiūrėk, kuri kortų kaladė tave labiausiai traukia. Ta kortų kaladė, kuri labiausiai tave traukia ir bus tavo žinutė vasario mėnesiui. Taigi gali išsirinkti pagal akmenėlį arba pagal krūvelę skaičių. Tai bus pirmoji krūvelė, antroji krūvelė ir trečioji krūvelė. Žemiau po šią video aš tau paliksiu atitinkamos krūvelės video laiką, kad galėtum susirasti savo žinutę. Taigi pasižiūrėkime, kokią žinutę dvasiniai vedliai turi tau vasario mėnesiui. Taigi, jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, brangioji, tai šis skaitimas bus tavo žinutė. Ką iš karto matau, tai šį mėnesį reikėtų labiau susikoncentruoti į tai, ko tavo kūnas nori. Gal tau norisi pakeisti dietą, gal norisi pradėti sportuoti, gal norisi pakeisti kaip tu valgai, savo valgymo ypatumus, rasti kažką naujo. Tai šį mėnesį patarčiau susikoncentruoti į tai, ko nori tavo kūnas. Ir ne to, ką tu kreivini, ne to, kad, pavyzdžiui, mes kreivinam saldumynų, bet tai reiškia, kad mūsų kūne trūksta kažkokių tai mineralų ar kažkokių tai vitaminų. Tai pasidomėk, jeigu tu kreivini labai smarkiai cukraus, tai gal kažkokiu tai mineralų ar vitaminų trūksta tavo kūne. Gal tu nepakankamai valgai arba per daug valgai. Tai šio mėnesio pirmiausiai, ką sakyčiau, ir tavo dvasiniai vedliai, ką patarė, tai labiau susikoncentruok į tai, ką tu valgai, tai, ką dedi į savo kūną ir kaip tu prižiūri savo kūną. Taip pat, sakyčiau, reikėtų pasižiūrėti savo aplinką. Gal tu, pavyzdžiui, labai nori saldumynų dėl to, kad pas tave aplinkoje gal yra betvarkė, gal kažkokios tai dramos, gal su šeiminiškiais nesutari. Tai šį mėnesį tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu taip pat, kaip ir ką dedi į savo kūną, tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikėtų apsižiūrėti savo erdvę, kurioje tu gyveni, kurioje tu praleidi daugiausiai laiko. Gal tapetai kažkokie tai atplyšę ir tave jau tas nervuoja metus. Gal reikėtų jau pradėti galvoti, kad reikia pagaliau tai sutvarkyti. Gal tau norisi kažkokią paveikslą namuose, kad įneštų kažkokios tai naujos energijos. Gal tiesiog reikėtų susitvarkyti, apsitvarkyti. Gal reikėtų išversti pagaliau tuos stalčius, kur viską meti, viską grūdai ir pagaliau sutvarkyti, sudėti visus daiktus pagal tai, kur jie turi būti. Gal tas vienas stalčius ir neleidžia tau pajudėti į priekį. Juk būna, kad mes, kai susitvarkom, mes iš karto pasijaučiam, kad daug lengvesnės, daug švaresnės, net pats kūnas mūsų jaučiasi daug švaresnis. Kažkas, kas yra tavo erdvėje aplink tave, gal tai daro įtaką ir tavo kūnui, ir tai, ką tu valgai. Tai pagalvok, kur tu galėtum kažką išvalyti, kažką išmesti, kažko atsikratyti, ko tu nenaudoji. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad tavo gyvenime tavo aplinkoje ypač reikia truputėlį daugiau erdvės tam, kad galėtum pritraukti kažką naujo. Šis mėnuo bus gan sėkmingas laikas. Tai sakyčiau, jeigu tu pradėsi kažką naujo, jeigu tu galvoji kažkokį naują projektą, naują pradžią ar kažką naujo, tai nebijok, šis mėnuo yra tam labai geras laikas. Bet jaučiu, kad tau trūksta pasitikėjimo savimi. Tai gal tu nori sukurti tą nepriklausomybę, pastovėti ant savo kojų, visada daryti tai, ką nori, gal ir turi tos motyvacijos, bet jaučiu, kad tau trūksta to pasitikėjimo savimi. Tai pabandyk prieš veidrodį sakyti, kad
afirmacija, sakyti, aš pasitikiu savimi, viskas bus gerai, visata man atsiūs tai, ką man reikia. Tai to pabandyk surasti būdų sau įteikti, kad tu pasitiki savimi, gal netgi žengti žingsnį iš savo komforto zonos. Tai šiam mėnesiui tai yra geras laikas. Ir va šitą kortą Time to Go, manau, yra labai susijusi su šitom dviejom kortom iš tikrųjų. Jaučiu, kad šitos visos 3 kortos yra susijusios tarpusavėje, sako apie tą patį, kad laikas kažko atsikratyti, laikas pakeisti dietą, laikas daryti kažką, kaip tu valgai, ką tu dedi į savo kūną, kaip tu sportuoji, laikas pakeisti kažką naujo, laikas savo erdvę apsitvarkyti, kažką turi išmesti, tam, kad atidaryti vietos, palikti vietos kažkam naujam. Ir jeigu pastaruoju metu galvoji apie savo tikslus, jeigu planuoji kažką į ateitį, tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad viskas gerai, tu esi teisingame kelyje ir gal reikėtų tiesiog susiplanuoti žingsnis po žingsnio. Tavo dvasiniai vedliai sako, there's no need to hurry or worry. Nereikia nei skubėti, nei jaudintis dėl to, bet jeigu tu žingsnis po žingsnio link tos krypties, link to savo tikslo, tai tada viską pasieksi, nes tu išdirbinėjai šiuo metu kažkokias tai praeitų gyvenimų, kažką, ką atsineši iš praeitų gyvenimų, kažką tokio išdirbinėjai. Ir manau, tas atlaisvinimas truputėlį vietos tau suteiks daugiau clarity gyvenime, tau duos kažkokių tai naujų idėjų, ką reikia daryti toliau. Gal netgi tu dėl to, kad tu nepasitiki savim ir bandai sukurti tą motivaciją, bandai dirbti ties savo tikslais, tai yra iš praeitų gyvenimo atėjęs ir tu tai išdirbinėjai, bet tavo dvasiniai vedliai sako, nesijaudink, jeigu nori pradėti kažką naujo, yra labai tam geras metas, vasario mėnuo ir viskas, ko tau reikia, bus tau duota. Jeigu tau reikia žmonių, surasi tuos žmonės. Jeigu tau reikia finansų, gausi tuos finansus. Tik tai, manau, tas kyla iš to tavo vidinio, to, kaip tu žiūri į save, kaip tu žiūri į savo tikslus, kaip tu žiūri į tą kryptį, kur tu eini. Tai sakyčiau, kalbėk apie tai tik tai gražiai žodžiais, tik tai pozityviai, išsivalyk savo kūnas, nes tavo kūnas yra tavo šventovė, tai susitvarkyk savo dietą ir susitvarkyk savo aplinką. Ir tada jaučiu, kad tos naujos pradžios, kurių laukiai, jos dar greičiau ateis pas tave. Ir dar vieną dalyką, ką noriu pasakyti, kad jeigu tau kliūna kitų žmonių mąstymas, ką reiškia kitų žmonių mąstymas? Kai, pavyzdžiui, mes turim kažkokią tai nuomonę apie kažkokią tai dalyką ir mes laikomės tos nuomonės, net nebandydami suprasti, iš kur kitas žmogus ateina, kodėl jis taip galvoja. Tai sakyčiau, šį mėnesį reikėtų mokytis, nekreipti dėmesio į kitų žmonių nuomonę, ypač jeigu tai tave erzina, jeigu tu bandai tai pakeisti, kaip kiti žmonės galvoja. Jeigu bandai tai pakeisti, tai šį mėnesį reikėtų koncentruotis labiau į save, pasitikėjimą savimi ir savo kelionę, susitvarkymą aplinkos ir tai, ką dedi į savo kūną. Ir nesivelti į kažkokius tai kivirčius su kitais žmonėmis ir savęs paklausti, ar tu tai darai dėl to, kad nori pasiginčyti su kitais žmonėmis, ar dėl to, kad turi norą padėti kitam žmogui. Kartais mus nervina, kai kitas žmogus pasakoja kažką ir tu turi visai kitą nuomonę. Tai aš apie tą kalbu, kad nesiginčiu su tais kitais žmonėmis, geriau nesivelti į tai, nebent tu nori tam žmogui padėti iš širdies, iš meilės,
suprasti tą tikrąją esmę, bet jeigu tik tai tu nori pasakyti, kad tu neteisus, tu neteisi ir aš daug geriau žinau, tai geriau net nesivelk. Tai tavo čia ego tavo kalbą bando užlysti, geriau koncentruokis į save, o ne į kitus žmonės. Tai šis mėnuo, sakyčiau, labiau susikoncentruok į save, į savo pasitikėjimą, į savo motivaciją, sakyk afirmacijas gražias, kalbėk apie save gerai. Ir pasitikėk, kad tu esi verta to tikslo, į tą kryptį, kur tu eini, tikėk, kad tu esi verta to, kad tavo svajonės yra vertos išsipildyti ir jeigu planuoji žengti kažkokį tai naują žingsnį, pradėti naują projektą, tai šis mėnuo yra labai geras laikas, bet nepamiršk, kad tam, kad įnešti kažką naujo į savo gyvenimą, reikia kažko atsikratyti. Tai ar išsivalyti savo erdvę, gal kažkas dar, sakau, gal dar vienas stalčius yra likęs, kur viskas yra sugrūsta, tai energetiškai tavo aplinka vibruoja į visatą, kad tavo gyvenimas yra pilnas, tas stalčius yra pilnas, tai gal reikėtų išsivalyti tą stalčių ir reikėtų pasižiūrėti, kur galėtum pakoreguoti savo dietą. Taigi tiek turiu aš šiam mėnesiui žinutės iš tavo dvasinių vedlių ir susitiksime sekančiame skaitime. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau, taigi pasižiūrėkime, ką dvasiniai vedliai nori tau patarti vasario mėnesiui. Matau, kad tu dėl kažko nerimavai. Kažkas yra, dėl ko tu nerimauji. Gal netgi situacija yra tokia, kur tu kažko bijai. Bijai, kad gal kažkas, kas vyksta tavo darbe ar karjeroje, neišsipildys, ko tu norėjai. Gal kažkas yra susijęs su santykiais. Dėl kažko tu nerimauji. Jaučiu, kad dėl kažko nerimauji. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, paleisk visą tą nerimą. Jeigu tu nerimausi, juk nieko nepakeisi. Niekas nepasikeis dėl to, kad tu sėdėsi ir nerimausi, kaip čia viskas baigsis, kaip čia kas išeis iš to. Tau nereikia nerimauti, tau tiesiog reikia paleisti tą nerimą. Kartais geriausias būdas mums paaugti, tai yra tiesiog paleisti. Gal ši situacija bando tau kažką parodyti. Ir ką tau šitą situaciją bando parodyti, kad tau tai, ką tu darai dėl kitų, grįž tau atgal 10-eriopai. Tai dalinkis tuo, ką turi. Nebūtina visko atiduoti to, ko turi, bet dalinkis. Ar jeigu turi daug savo laiko, tai pasidalink su kažkuo, kam trūksta laiko. Jeigu turi daugiau pinigų, negu tau reikia šiandien, tai pasidalink tuos 5 eurus ar 5 svarus su kažkuo. Tiesiog padaryk kažką gražaus dėl kito žmogaus. Gal tai padės tau paleisti tai, dėl ko tu nerimauji, dėl ko tu bijai. Gal padės išeiti, kaip sakant, tą savo attention, tą savo dėmesį, kad tu dedi į tas problemas. Gal padedant kitiems žmonėms, tau padės išeiti iš to negatyvaus mąstymo, iš tų negatyvių emocijų apie tą situaciją. Tai vat, tavo dvasiniai vedliai sako, kai susikoncentruosi ties padėjimu kitiems, bet noriu pasakyti, kad padėjimas kitiems turi būti iš meilės, iš harmonijos, iš balanso. Jeigu tu nori padėti kitiems, kad užsidirbti gerų karmos taškų, tai tikrai nieko gero nepritrauksi iš to padėjimo. Tai, mat, kaip sakiau, jeigu jautiesi turtinga šiandien, tai tiesiog padovano kažkam tuos 5 eurus ar 5 svarus, nupirk kam nors kavos, ar pavaišink draugę, nusivesk draugį į kavinę, ar kažką tokio, padaryk kažką malonaus kitiems iš to pilnatvės jausmo ir pamatysi, tai padės tau išeiti iš
iš to negatyvaus mąstymo padės gal nukreipti žvilgsnį į kitą pusę nuo to, dėl ko tu nerimauji. Ir tavo dvasiniai vedliai taip pat sako, kad ženk žingsnį į priekį ir nebijok, ženk su pasitikėjimu. Gal tu galvoji, ar išeiti iš darbo ar ne, ar keisti darbą. Gal tu galvoji, ar pradėti kažką naujo. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad taip, pradėk, tai šis mėnuo yra geras metas pradėti kažką naujo. Nebijok, ar tau pasiseks, ar tau nepasiseks, paleisk tas blogas mintis ir eik pirmin, ženk žingsnį, negalvojant apie tai, kaip šita kortas yra kvailio korta. Ir kvailys, jisai toks naivus, jisai toksai vaikiškas, jisai žengia pirmin, jisai tuoj čia nukris nuo skardžio, bet visata ateis tavo pagalba, o šitas šurnelis yra visatos pagalba, jis tave sustabdys, jis tau neleis nukristi nuo skardžio. Ir kvailys dažniausiai reiškia kelionės pradžią. Tai sakyčiau, būk susiplanavus, jeigu nori pradėti kažką naujo, tai pasiplanuok tai pradžiai, bet ženk į priekį su pasitikėjimu, kad viskas bus gerai. Nesakau, kad ženk, viskas, mesk darbą ir žinai, sėdi ateinančius porą metų be cento kišenėje. Ne, aš ne apie tai kalbu. Aš sakau, pasiplanuok, žinok, kaip tu rizikuoji, kokia rizika yra, bet vis tiek pasiplanavus, turėjus pakankamai finansų, gerai apgalvojus, ženk tą žingsnį su pasitikėjimu. Apie ką aš čia kalbu, kad neleisk toms negatyvioms mintims užvaldyti tavęs. Gal jau kažką senai planavai ir vis atidėlioji tą žingsnį, jau ir susiplanavai, jau ir pasigalvojai, jau senai apie tai kalbi, bet vis tiek bijojai žengti tą žingsnį į priekį. Tai šis mėnuo yra geras metas, tavo dvasiniai vedliai sako, paleisk tas blogas mintis, susikoncentruok labiau į tai, ką tu gali duoti žmonėms ir eik į priekį su pasitikėjimu. Visata tave pagaus. Ir tai tau padės kurti kartu su visata, su tavo aukštesniuoju aš. Kai tu paleisi tą nervingumą, tą baimę ir eisi į priekį su idėja, kad aš noriu padėti kitiems, nesvarbu kaip man seksis, nes aš šiandien turiu truputėlį daugiau negu turi kiti žmonės ir su tuo pasitikėjimu, jeigu žengsi, tavo aukštesnysis aš, tavo dvasiniai vedliai ir visata ateis tavo pagalba. Nors ir nematai, kas yra, kaip sakant, tamsoje. Kol nežengi žingsnio, tai kas yra priekyje, atrodo tamsu, atrodo nežinia. Ir dvasia, tavo aukštesnysis aš, padės tau manevruoti tuose žingsniuose, kurie yra toje tamsoje. Ir nesijaudink, visata padės tau įveikti visokius tai nepasisekimus, visokius tai nepasitikėjimus, visokias baimės, visata tau padės susitvarkyti su tais nesklandumais. Nes tu esi šviesos vaikas. Tavo dvasiniai vedliai, tavo aukštesnysis aš nori tau padėti, nes tu esi šviesos vaikas ir tu atėjai čia skleisti savo šviesą į pasaulį, gal padedant kitiems žmonėms, padedant per tai, kad kiti gal turi mažiau. Ir taip, grįž tau padedant kitiems, grįž tau 10-eriopai, nes tu pritrauksi savo šviesą, padedant kitiems, tu pritrauksi gražių dalykų į savo gyvenimą ir čia yra tamsi korta, o čia yra šviesi korta. Tai man
ta šviesa, jaučiu, kad apšvies visą tą tamsą, visą tą neužtikrintumą, visą tą baimę, jeigu tu žengsi tą žingsnį iš pasitikėjimo, kad viskas bus gerai. Taip pat jaučiu, kad čia turiu soulmate kortą, sielos draugo kortą, bet jaučiu, kad jeigu esi santykiuose, tai jaučiu, kad tas žingsnio žengimas su pasitikėjimu į priekį, savęs nebestabdymas, nebegalvojimas apie tai, o jeigu nepasiseks, o jeigu niekam nepatiks ir taip toliau, o jeigu neturėsiu pinigų, jeigu neturėsiu laiko, jeigu ten šeima neleis man to daryti ir taip toliau. Jeigu nuvysi tas mintis ir žengsi žingsnį, jaučiu, kad pritrauksi labai nuostabių žmonių, susikursi savo soul tribe. Jaučiu, kad savo šviesa pritrauksi tokius žmonės, su kuriais bus tau gera būti. Bet to negali padaryti, kol nežengi to pirmo žingsnio. O jeigu nesi santykiuose, tai tada jaučiu, kad tas žingsnis, tas gero darimas kitiems atneš tau labai, labai nuostabių santykių, tokių, kur jūs vienas kitą palaikysit, vienas kitą labai mylėsit ir darysit kažką, gal netgi kartu kursit kartu. Taigi tiek, aš tau turiu šį mėnesį, tokia yra tavo dvasinių vedlių žinutė ir susitiksime sekančiame skaitime. Jeigu išsirinkai trečiojo kortų krūvelę, tai ši žinutė iš tavo dvasinių vedlių vasario mėnesį yra tau. Jie pirmiausiai man šaukia, kad prašyk jų pagalbos. Kur tau reikia jų pagalbos? Tikriausiai pamiršai jų prašyti. Ar savo dvasinių vedlių, ar angelų, su kuo tu šnekiesi. Paprašyk daugiau jų pagalbos, jie nori tau padėti, nes matau, kad šį mėnesį tau reikės priimti kažkokius tai sprendimus. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad jie padės priimti tau sprendimą, tau tik reikia paprašyti jų pagalbos ties tuo sprendimu. Jaučiu, kad gal tas sprendimas bus susijęs su tavo svajonių išsipildymu. Nes tu abejoji, ar tu gali išpildyti savo tikslus. Ir tu nepasitikė savim, neturi pakankamai pasitikėjimo ir gal motivacijos tau trūksta. Ir negali apsispręsti ir klausai vieno, ir klausai kito patarimo, ir trečio, ir vis tiek nežinai, kuris tau patarimas yra geriausias. Tai žiūrėk, kur galėtum paprašyti kitų žmonių netgi pagalbos, bet ypač tavo dvasiniai vedliai nori tau padėti ir jie laukia, kol tu paprašysi. Tai šį mėnesį, jeigu nori pasiekti kažkokį tai tikslą, jeigu turi kažkokią tai svajonę, tai šį mėnesį labai labai tau svarbu dirbti closely, labai glaudžiai su savo dvasiniais vedliais ir prašyti jų pagalbos, prašyti angelų pagalbos. Daryk iš vidinės transformacijos kurso būtinai visas meditacijas, visus magiškus ritualus, kad tau savo intuiciją sustiprinti. Ir tada tu suprasi tą žinutės iš savo dvasinių vedlių. Tavo dvasiniai vedliai per tavo intuiciją parodys, pasakys, ką tau daryti. Taigi šį mėnesį, sakyčiau, paprašiu savo dvasinių vedlių pagalbos, angelų pagalbos, nuspręsti, kuriuo keliu eiti. Ir šis mėnuo yra tam, kad pagaliau eiti ir daryti. Pagaliau išsirinkti vieną kažkokį tai kelią, nuspręsti ir tuo keliu eiti, to savo sprendimo laikytis. Ir nors ir yra labai daug galimybių, bet tavo dvasiniai vedliai sako, išsirink bent jau vieną ir eik tuo keliu. Ir kai žengsim pirmą žingsnį, atsidarys dar daugiau durų, kurių nematei prieš tai. Tai nesijaudink dėl priėmimo, blogo sprendimo priėmimo. Geriau atsisėsk, nusiramink, o šį kartą sako peace. Nusiramink, susijung su savo dvasiniais vedliais, susibalansuok savo čakras
Tai sekantį mėnesį mes kaip tik balansuosim tavo čakras, jeigu tu esi aukštesniuose mano kontribi prenumeratuose ir mes tada galėsim išvalyti tavo čakras ir padėti tau priimti sprendimus. Ir kaip tik šitą kortą kalba apie trečiąją akį. Trečioji akis ir yra apie sprendimus, sprendimų priėmimą, išsirinkimą, tai tokį sprendimų priėmimą, kuris yra tau geriausias, tavo sielai geriausias. Tai jeigu esi mano kontribi aukštesnėse prenumeratuose, tai būtinai nepraleisk čakrų balansavimo skaitimo, kuris padės tau pravalyti tavo trečiąją akį ir intuiciją sustiprinti, kad galėtum pagaliau įsiklausyti į savo dvasinių vedlių žinutes, patarimus ir priimti tą sprendimą. Ką dar noriu paminėti, kad tau reikia paleisti praeitį. Kažkas yra tavo praeityje, kažkokie tai įsitikinimai atsinešti iš tavo praeities, kas neleidžia tau priimti to reikiamą sprendimą, kas trukdo priimti tau tą sprendimą. Tai tam, kad galėtum priimti tą sprendimą, reikia dar ir paleisti kažką iš praeities. Tai kaip tu manai, kas iš praeities tave stabdo? Gal tu turėjai panašią situaciją ir tu pasirinkai blogą pasirinkimą ir gavai, aišku, blogus rezultatus. Gal tu dabar save stabdai, nes yra panaši situacija ir tu nežinai, ką pasirinkti. Tai tam, tau reikia artimai bendrauti su savo dvasiniais vedliais, kad pagaliau išgirstum jų žinutes, kad jie galėtų tau patarti, ką toliau daryti. Ir taip pat šį mėnesį susikoncentruok labiau į savęs balansavimą ir susijungimą su savo dvasiniais vedliais, nes šį kartą sako, kad turi savo būti tokia pati gera draugė, kaip ir esi visiems kitiems. Tai man šitą kartą sako, kaip tu su savim kalbėsi, kaip tu į save žiūri, ką tu apie save sakai. Tai tas, manau, irgi prisideda prie to negalėjimo priimti to reikiamo sprendimo. Tai šį mėnesį gal pabandyk pakeisti savo dialogą, kaip tu su savim kalbėsi. Ar tu apie save kalbi gražiais žodžiais, ar tu apie savo svajones kalbi gražiais žodžiais. Taip pat palepink save gal. Kaip tu galvok, ką tu dažnai darai dėl savo draugių ir tą patį pagalvok, kaip tu galėtum sau duoti, kaip tu galėtum būti pati geriausia savęs draugė. Tai jeigu niekas tavęs nepalaiko, tai tu būk pati geriausia savęs draugė ir save palaikyk. Tai dar gaunu žinutę iš tavo dvasinių vedlių, kad tau šį mėnesį reikia sukurti balansą ir kaip sakiau, išvalyti čakras ir pravalyti tavo trečiąją akį, kad galėtum labiau įsijausti į savo intuiciją. Tai, manau, tas išvalymas yra svarbus. Tai taip pat susiję su paleidimu, praeities paleidimu. Gal netgi tau reikėtų dar pasidaryti emocijų paleidimo sesiją, kad paleisti tą praeitį, kas įvyko praeitį, tos praeities situacijas, ypač jeigu prie jų yra prilipusi kažkokia tai stipri emocija, kuri tau neleidžia judėti į priekį. Tai, sakyčiau, šį mėnesį dirbk ties pasitikėjimu, savo tikslais, su savęs pasitikėjimu, ties motyvacija, ties sprendimų priėmimu. Gali net, pavyzdžiui, išsirašyti, jeigu turi ten 2 ar 3 galimus sprendimo būdus, situacijai, ką tau reikia pasirinkti ir susirašyk, ką gausi šitoj situacijai pasirinkus, ką gausi šitoj situacijai pasirinkus, ką gausi trečioji ir palygink, kuri tau atrodo yra geriausia arba kuri intuicija tau sako, kad kuris sprendimas yra geriausias.
Tu turi galios, tu tik tai savo gal kalbi, kad tau nesiseka, kad save stabdai, kad bijai priimti tą sprendimą, bet turi viduje galios ir ypač jeigu darai visas vidinės transformacijos meditacijas ir magiškus ritualus, tai tu žinai, kad tu turi magiškos galios. Ir naudok šitą magišką galią pritraukti tai, ko tu nori į savo gyvenimą. Tavo dvasiniai vedliai nori tau pasakyti, kad sky is the limit. Kad tu gali viską, ko tik nori. Tik tai tiek, kad tau reikia prasibalansuoti čakras, gal paleisti kažkokias tai emocijas, susibalansuoti savo trečiąją akį ir daugiau dirbti su savo dvasiniais vedliais tam, kad galėtum priimti tą reikiamą sprendimą ir pagaliau apsispręsti. Taigi tiek tau turiu šiame skaitime ir susitiksime sekančiame.